Sveiki, aš esu Jurgita Jaruševičienė, šiandien su manimi Ineta Stasiulytė. Sveikinamės mes tinklalaidėje prie kavos po pamokos. Šiandien su manim ir Ineta, žodžiu, mes ne kavą turim gėrimus šaltus, be alkoholio, bet, žodžiu, gėrimai. Ineta, kaip tu laikaisi? Puikiai. Puikiai. Gerai, labai džiaugiuosi besibaigiančią vasarą, beatsirandančiais darbais. Žinai, kaip būna iš tos serijos, kur rugsėjo 1 tėvai išleidžia ir visi pradeda dėti kokį reelsą postą, žinai, kad pagaliau rugsėjo 1, nes galima į kažkokį ritmą grįžti. Ai ne, man visą laiką ritmas yra visą laiką vienodas, aš visą laiką dirbu, visą laiką kažką darau, nėra taip, kad aš sėdėčiau rankų sudėjus, jeigu ne, tai aš einu ravėti. Aš vis tiek, turi būti veikloje, aš kažką sugalvoju. Ok. Tai ir šiandien po darbų, ar ne, kažkokių? Ne, šiandien tai ne mes su Frėja davėmės savo buitį, turėjom visokiausių dalykų. Gerai, net aš pakalbinti šiandien, mes visada kalbinam žmonės susijusius, visi susiję su švietimu. Čia taip labai lengva visus kalbinti, žinai, vienokia ar kitokia prasme, visi, žinai, mokės mokykloje, universitetai, vaikai, žodžiu, ir visi ten turi kažkokį išgalvojimą. Tai jeigu dabar grįžtume į tavo laikus į mokyklą, žodžiu. Labai gerai nuskambėjo švietimas. Iš tikrųjų, kas tas švietimas yra? Tai ar tai iš tikrųjų tas švietimas visiems asocijuoja su švietimu? Galbūt tai daugiau užtamsinimu ir kontroliavimu. O Dieve, iš karto taip antai griežtai. Taip, dėl to, kad iš tikrųjų, ta prasme, kažkas sako, oi, užuodžiu, žinai, rudens kvapą ir įtampą kūne. Kiek mes psichologinių problemų turim iš to spazmo, nes yra daug privalomų dalykų, ką tu turi daryti. Yra daug traumuotų pačių ir mokytojų, kurie patys nežino, kaip tai padaryti ir jie nėra už tai kalti dėl to, kad tiesiog turi tokias patys patirtis ir arba vienokiu būdu ten keršyje už tai, kad dabar gali atsigriebti, patys nesąmoningai to nesuprasdami. Arba atsiranda, sakykime, vis tiek to švietėjų, tokių šviesuolių, kur, pavyzdžiui, pamokos yra mėgstamos. Tu eini, atrodo nieko rimto geografija, bet tu, atrodo, dėl to norėtum eiti į mokyklą dar kartą. Dėl to, kad atsiranda žmonės, kurie tave veda keliu, žinių keliu ir paskui tu taip vystaisi, dėka tik tai to vieno ar dviejų mokytojų, kurie nušvietė tą visą kelią į tą švietimą. Net iš karto tokių, žinai, platesnį kampą paėmė, bet, yra, žinai, kaip būna žmonės, kur sapnuoja, pavyzdžiui, ten sako, sapnavau, kad mokyklo egzaminą laikiau. Nežinau, man mokykla tai faina, man nėra košmarų susijusių su mokykla. Viskas gerai, ne? Ne, tikrai, aš turėjau labai gerą draugę, mes ten žvengdavom kiekvieną pamoką, mus išvarydavo iš klasės dėl to, kad mes iki apsisisiojimo juokėmės. Bet tai gera mokinė buvo ir ne? Šiaip gerai mokėsi. Normaliai. Ar taip? Ketvirtui. Tada buvo 5. Buvo. Jo, tai ketvirtukui. Bet, gerai, tu paminėjai, kad yra mokytojų, o čia dabar reiktų išsiaiškinti, kas yra švietėjas, ar čia yra mokytojas, ta prasme, kaip profesija tiesiog viena iš, žinai, ar yra tokių labai tų šviesulių, kurie jau ten, tarsi, kur atpažįsta vaiko gebėjimus. Visų pirma, yra žmogus. Yra žmogus ir žmogus formuoja kitą žmogų. Jeigu jis yra kažkaip tai sąmoningas, nubudęs, matantis tą vaiką, įvertinantis to vaiko skirtingumą vieno nuo kito, nenorintis sukurti bendrą masį ir tiesiog kaip kompas įdiegti vieną programą visiems vienodai, nes kiekvienas kompas skirtingo yra struktūros, ta prasme, tu jeigu vienam failą paleisi per Wi-Fi, jis iš karto paims greitai, kitas ten krausis ilgai ir jam neateis, dėl to, kad jo funkcijos yra visiškai kitos negu šito žmogaus. Ta prasme, visiems įgrūsti vieną informaciją, šiais laikais, kai mes galim iš tikrųjų realiai pasigūglinti, susižinoti tą informaciją, kuri kabo, mums nereikia jos apkrauti galvos, daugiau orientuotis į pačią praktiką, ką tu gyvenime iš tikrųjų nori, kiek mes sumokam psichologam, pabaigę studijas, pradėję dirbti darbus, 20 metų pradirbi darbus, sėdi namuose, butelį ir galvoju, ką aš veikiu, ta prasme, gyvenime iš viso. Tu noriu pasakyti, kad mokykla standartizuoja. Ta prasme, kad... Ne, yra įvairiausių mokyklų.
O tavo mokykla, nu gerai, čia žinai, visada lengviau apie tave. Ne, bet tai, ta prasme, mano amžiaus žmonės tą patį visi pasakytų, kad buvo visaip. Ir ačiū Dievui, kad aš turėjau tą savo kūrybinę sferą, kur nuo 16 metų aš pradėjau vaidinti teatre. Aš ten jau būdavau tokia, kad jau žino mokytojai, kad aš jau ten premjerą, aš repetuoju tą savaitę iki 12 nakties ir į mane atlaidžiau trupučiuką žiūri, nes žino, kad aš papildomus dalykus dar darau. Kad mokykloje aš daug dėmesio skiriu, sakykime, tai kultūriniai programai, kad aš tenais kūrybiškai ir ten pasireiškiu ir į mane nesiorientuodavo kaip į matematikę. Bet aš vis tiek tada turėdavau užkalti. Bet tu buvo nuovokus labai mokytojai, nu, ta prasme, matė, kad tavo ten sritis yra kažkokia kita. Tai aišku, kad taip, nu, tai kaip viskas prisideda, nėra niekada kažkokios vienos pusės kaltos. Yra visą laiką struktūra, iš ko susideda tas konfliktas arba kažkoks susidūrimas. Šiuo atveju yra mokytojai, yra tėvai ir vaikai. Jeigu tėvai yra nesąmoningi ir visiškai žmonės tokie, net ne taip, o taip, tai vaikas atėjęs, jisai nemokės nei bendrauti su tuo suaugusiu žmogum, jisai maištaus dėl savo kažkokių vidinių santykių su tėvais, traumų ir su mokytojais iš vis neras kontaktų, dėl to, kad jis net nemato suaugusio žmogaus, į akis jis negali įžiūrėti, jis neranda kaip komunikuoti. O jeigu dar mokytojas toksai, ir ta prasme jie susiduria ir atsiranda kažkokia neapykanta tarp visiškai svetimų žmonių, ta prasme tas mokytojas visiškai nesusijęs su to vaiku. Tokie ten būna 12 metų viens kito nekenčiant, ta prasme tokie abudu atrodo patampa kaip vaikai vieno lygio. Žiūrėk, pati sakai, ar ne, kad, nu šiaip tau viskas gerai buvo mokykla, ar ne? Taip, nu, taip visokiausių situacijų. Pavyzdžių tokių, nu, pavyzdžiui, ten, žinai, matai, priešos kažkokie dar kiti dalykai, nesusikalbėjimai. Čia iš aplinkos matydavai? Iš aplinkos, aš, pavyzdžiui, ką išgirdžiu apie kitus, kiek kančios, kiek ten žeminimų ir dabar visokiausių patyčių, ten vyksta visokie dalykai. Nu, čia galima, ta prasme, visą laiką auklėt vaiką, kad jo, tu esi pats protingiausias, visi kiti durniai, ne? Tai kas tada atsitiks? Tas vaikas tiesiog nemokės sociume būti, jisai neturės savo savigarbos, jisai niekaip nesugebės išstovėti ir per meilę eiti kontaktą, o ne per baimę, per kažkokį tai mandrumą ar kažką. Kiek mes tėvai labai įdėgiam daug dalykų, kaip mes vaikus išleidžiam į tą ir kaip mes orientuojamės į tai, kad mes norim užauginti vaiką, pavyzdžiui, labai brandų ir tokią sąmoningą asmenybę. Pavyzdžiui, tikrai važiavom ir Freja užėjo verkimas ir aš tikrai, aš labiau žiūrėčiau, kad su tavim tai vyksta. Aš nieko tau negaliu padaryti, ta prasme, tai yra tavo emocijos, tu esi už jas atsakinga. Jeigu tu norėtum pasikalbėti, mes galim pasikalbėti apie tai, kas darosi su tavim, bet jinai sako, aš noriu tiesiog išsiverkti, tai sakau, viskas ok, ta prasme, aš galiu ranką vaduoti, palaikyti, tu gali paverkti ir tiesiog išverk, kad nebūtų kokios slogos ar ten ta. Ir viskas. Ir paskui ateina laikas, kada mes pasikalbam apie kažkokius dalykus. Tai galbūt, negalbūt, tai buvo kažkoks konfliktas tarp mūsų, kur ten sukėlė į šitą visą emociją, tuo metu nenori nieko aiškinti, bet kaip svarbu išsiventiliuoti, išsiaiškinti. Tada tas vaikas nuėjęs, jisai mokės su kitais bendrauti, jisai mokės ir su suaugusiais bendrauti. Man labai svarbu šitą. Žinai, nuo mokyklos perėjom prie tėvų, ar ne? Taip, tėvų sąmoningumo. Perėjom tik tai dėl to, kad sandūra, ta prasme, kaip mes kalbam apie mokytojus, mes negalim sakyti, kad jie yra kažkokie. Mes atstumėm, kaip čia yra realiai tėvai ir nes tėvai ir yra tie, kurie išleidžia tą, kaip sakyti, kūdikį, kuris yra tarpe tarp mūsų su mokytoju. Nu gerai, tai tada, žinai, man patinka vis paklausti, kieno nors ten, žinai, pavyzdžiui, tu 2 dukras turi, ne? Viena jau išleista į mokslus didžiuosius, žodžiu, jau praeitos tie visi vaikiški tokie, kur, nu, ten pasispiriojimai, kur noriu, nenoriu, nu, ten išgyventi visi šitie. Dabar mažoji dukra auga, ar ne? Taip. Kokie yra, nu, pavyzdžiui, 3 patarimai, taip, žinai, labai neišsiplečiant, bet arba vienas patarimas, nežinau, kiek noriu, 1, 3 iki 3. Jo, gerai. Okay. Mamom, pavyzdžiui, arba tėvam bendrai. Gerbti vaiką. Gerbti Ką reiškia asmenį. gerbti? Gerbti kaip žmogų, kaip sielą, kaip atskirą asmenį. Nes aš, pavyzdžiui, man nieko nėra baisiau iš tikrųjų, kai aš matau aplinkoj, bet kur, nežinau, prie ežero, kaviniai, kažkur tai, kur aš galiu viešoje vietoje pamatyti,
kaip vienas su kitu, ne vien tik tai su vaikais, bet tarpusavį vyras su žmona, ta prasme, su svetimais jie maloniau elgesi negu su saviškiais. Čia iš tų laikų likė, žinai, kur sako, Tu, ateini žinai. pas servizas padėtas, koks nors sako, čia svečiam. Žinai, nu čia tas toks. Bet iš tikrųjų taip, Taip. Bet čia apie tai ir Taip, yra. taip. Taip, va tas vienas patarimas ir būtų, nes tada atsistoja į vietas viskas harmoningai. Nėra jokių paauglišų nesąmonių. Nėra nieko. Visada pavyksta tau kaip mamai. Taip, Nu, žinai, čia mano yra esminė vertybė, ta prasme. Man esminis šaknis. Jeigu aš šitą išrausiu, aš nebesuprantu, kas aš esu iš viso. Man tai yra su kiekvienu žmogum, su kuo aš esu. Ne, mes va po skyrybų ir su upės tėčiu, ir su Frijos tėčiu, mes turim gerą kontaktą. Dėl to, kad tai yra sveika. Taip turi būti. Ir tai yra malonu, ta prasme, kad tai yra sveika forma iš mylimosios poros, mylimųjų žmonių pereiti į sveiką tėvų porą. Ir tai yra normalu. Ir tai yra normalu, kad tu gerbi savo vaiką, kad jo norai yra kokteilis. Ai, gali gerti tą limonadą, taigi kam čia dar kažko prašyti virtuviai, kad pagamintų ten kažko kitą. Ne, man yra labai svarbu, ką jinai nori. Dieve, aš pavėlavau į filmavimą, dabar atvažiuoti ir ta prasme mano vaikas renkasi 5 minutės gerti kokteilį pienišką ar gerti tą. Taip. Nes man labai svarbu yra jos noras, nes jinai dabar sėdi ir jinai laukia ir aš noriu, kad jinai mėgautus gyvenimu ir kad jinai mokėtų užaugus ne tai, kad išsireikalauti, bet leisti savo laiko pasirūpinti savim. Ir kiekvienas mažas žingsniukas tai yra pamoka jai kaip pavyzdys, kaip tai galima daryti. Nes aš galiu atėjus, aš pavėlavau, jei už rankos nereikia, viskas važiuojam, bet ta prasme, ką jinai tada šalia manęs veikia? Ką jinai? Jinai yra, ta prasme, užsukta, nieko nesupranta, kas daros, nėra jokio. Mes atvažiavam dviesi, tai mes esam dviesi. O sakyk, nu dabar jau čia toks, žinai, dar tada į kitą kampą nueikim. Daug porų, mūsų Martynas ten, žodžiu, daug porų gyvena atskirai, ne? Nu, jūsų, pavyzdžiui, atveju. Lengva, susitarti dėl vaiko, kaip pasaulį mato tą būdų. Nebūna jokių priešpriešų. Ne, ir su vienu, ir su kitu, ta prasme, visą laiką yra. Jie labai geri žmonės, visą laiką manęs klausė, o tai kaip čia dabar palauk, o aprengti ką? Sakau, žiūrėk, šiandien yra šalta, taip? Taip. Tai jeigu yra šalta, ką tu rengtumės eidamas? Turbūt džinsus, nežinau, ten maikutė, teta. O tai kokius? Tai aš nežinau, sakau, čia jau Frėja pasakys, ką rengs, nes aš jau čia nepadiktosiu, jinai pati neįspinta. Ir išsirinko, tu tiesiog kaip prižiūrėtojas pasižiūri, kad tai nebūtų ten tiesiog tinkliuota bliuzelė. Na gerai, tai žiūrėk, tada grįžtame. Kai palieku su tėčiu, aš juo labai pasitikiu. Ir tai nebūtinai turi būti tikras pasitikėjimas. Nu, ta prasme, kad tas toksai, kaip pasakyti, žinau, kad vis tiek nebus taip, kaip ir tada prasideda. Ir tada arba gali pereiti tą pusę, kad žiūrėk, arba pavalgė, arba ten tą, arba ten būtinai tą reikia padaryti, būtinai ten tą. Nieko nereikia padaryti. Aš gerbiu tą vyrą ir aš gerbiu, kad man patinka, kad jinai su juo patiria jo tvarką. Kas atsitiks per tą dieną, kas atsitiks ten per tas kelias valandas, kad bus tvarka jos kažkokia, kad jinai užmigs kažkur tai ne ten, kad jinai bus neįpratus kažko daryti. Aš džiaugiuosi, nes jinai turi kitokią patirtį, jinai turi ne vien tik su manim bendrauja ir pagal mano tvarką viską daro, nors pas mane iš vis tvarkos nėra. Tai va, tegu ten būna, ten tegu būna tvarka ar kažkas. Aš nebijau jai leisti patirti visokiausių dalykų. Kas kontroliuoja moteris tuos santykius ir sako, žiūrėk, jinai turi pavalgyti tą, jinai turi tą, būtinai tą nurengti, tą aprengti, ką jinai daro, jinai nesirūpina vaikų, absoliučiai čia yra nulis rūpesčio. Ir ką jinai daro, tu esi nieko vertas, žiūrėk, dėl to tu esi durnelis, aš tau paaiškinsiu, nes tu tau nedašils, tu mane palikai, aš tavęs nekenčiu ir tu turi daryti taip, kaip aš tau pasakysiu. Va, kas čia yra kontrolė. Čia yra jokios pagarbos, čia yra nuoskaudų maišas. Moteris, čia yra net ne moteris, nuoskaudų maišas, kurį neša. Ir paskui
negaliu surasti vyro, negaliu nieko surasti. Taip, nusimesk tą šitą. Ta prasme, nieks nenori tavęs su to maišu. Bet žiūrėk, mes kalbam, žinai, tu sakai, pagarba, žinai, žmogų, gerbi žmogų šalia, ar ne, kur yra gerbi vaiką, gerbi vyrą, žinai. Man, žinai, čia toks po tą pagarbą arba prieš ją, žinai, toks meilės faktorius, žinai. Nu, vat pas tavęs jaučiasi, žinai, vat tu gali mylėti žmonės, kaip kaip visumą, žinai. Mes sustikom ir pirmas tavo sakinys man sakai, kokia tu graži, žinai. Taip, dėl to, kad jinai nereali, ne? Ačiū. Labai graži, tikrai. Ne, bet, nu, žinai, kiek reikia turėti meilės šiaip aplinkai ir pasitikėjimo savim ir nepykimo ant nieko. Nu, žinai, kad tu gali tokia atvira širdim ateiti, žinai. Kaip šito išmokinti? Kaip šito išmokinti? Dieve mano, o mes ribotą laiką turim čia šitam gyvenime, realiai ribotą. Ir man tai yra taip svarbu tą suprasti kiekvieną rytą. Ir jeigu mes suprastumėm, kad, pavyzdžiui, dabar yra ta diena ir va šitą akimirką, kai aš dabar kalbuosi ir aš dabar išeisiu ir tai bus paskutinis kartas, kada mes vieną kitą matėm. Galima apsikabinti dabar, ne? Ir kai tu įvertini tą akimirką, kad tai yra paskutinis kartas. Aš nežinau, gal aš sužinosiu žinią apie tave, gal tu sužinosi žinią apie mane. Supranti? Išvyksim, čia mes laikinai esam. Bet jeigu taip mes atsisveikintumėm kiekvieną kartą su tėvais, kiekvieną kartą su savo vaikais, su savo buvusiais, nežinau, ta prasme su visais. Bet kiek energijos reikia tam, ne? Kokios energijos? Nu, toks energijos man atrodo, kad čia reikia energijos. Ne, tai žinai, žmonės, nu ten, kaip, nu, žinai, dėjuoti gali, bet gali ignoruoti, žinai, nu, toks, ta prasme, tu taip praeini pro žmonės. Viską gali daryti, ką nori, gali iš viso gyventi rūkę, ta prasme, viskas niekam yra neįdomu, gerai. Ne, bet viskas gerai, gyvenk rūkę, kiek tu nori. Gyvenk ašarose, gyvenk kančioje, gyvenk aukoju, gyvenk kur nori. Aš noriu vertinti kiekvieną tą akimirką. Žodžiu, šventė. Džiaugsmas, meilė. Tu, kad ir liūdesys, buvo diena čia, vaikščiau ir galvoju, nu gerai, kiek čia dar norėsis man. Ir pati iš savęs jokios. Nu, taip pat jaučiasi, taip, ką aš čia savo tokio galiu malonaus, nieko nenoriu. Ir pati jokios, aš pastebiu, kad tą dieną aš gyvenu va tokiam. Mane pamatė žmogus, sakė, aš tarsi gyvenime tokios nemačiau, sakau, taip, nematys. Būna visokių dienų. Taip, bet tai yra, vis tiek, tu supranti, tu vis laik stebi savį iš šonas, kiek matai. Nu, žinok, čia ne visi taip daro. Ne visi. Ne visi, žinai, čia, nu, toks, man atrodo, žinai, čia, nežinau, ar čia yra apsisprendimo, nu, kažkoks momentas būti laimingu, arba, nu, šitai pasaulį matyti, žinai, arba čia yra duotybės kažkoks momentas, nu, nes pas tavęs toks aiškiai išreikštas. Čia yra paprasta, tiesiog tu resursų savo nerandi, kaip pasikrauti ir tada tu maitinės kitais. Nu, gal. Nu, taip, nes jeigu tu neturi iš ko duoti ir dar pasibadauji, tai iš kur tu gausi tą pasikrovimą, nėra iš kur. Tai yra normalu. Kodėl moterys vaikšto piktos šeimoje ir tą aš iš savo patirties žinau. Aš negaunu iš jo dėmesio pakankamai, šokinės visi. Šokinės visi filmavime, man čia netiks, man čia, ta prasme, dėl to, kad tiesiog man nevykus diena yra ir nevykęs mano gyvenimas. Ir su to, kad jeigu tai užsitęsia, ta prasme, mes nebesam pačios iš savęs laimingos. Tai tu pasidarai, kad tu pati laiminga dabar. Tiesiog man faina gyventi, man yra smagu. Ne kiekvieną dieną, ta prasme, tai keičiasi, ten banguoju ir visa kita, ir viskas vyksta. Bet koks yra geras jausmas, kai tu save palaikai, nes, nu, realiai niekas negali palaikyti savęs taip. Turiu draugę, nuo mokyklos laikų mes kartu ten, ta prasme, dabar labai intensyviai mes vos ne kiekvieną vakarą suskambinam, po 3-4 valandas šnekamės tiesiog pasijungusios visom temom, ta prasme, toks įdomus dalykas ir taip vat, bendravom ir viską. Tai vat vakarą išnekėjom, kasgi gali pasirūpinti tavim, kaip tu pats, niekas kitas. Jeigu tu palieki save, tai viskas, tavęs, nu, ta prasme, niekas neišgelbės. Gerai, žiūrėk, dabar švietime, ar ne? Jeigu turim patarimą tėvam, ar ne, kad, nu, žodžiu, mums reikia gerbti savo vaiką, ar ne? Nu, palikti vaikus seneliam, pailsėti, normaliai pasimylėti, grįžti laimingiam ir bent jau savaitę tie vaikai bus, ta prasme, išgelbėti. Taip, pailsėję nuo tėvų. Ne tai, kad, ne, aš turiu omeny savaitę, kai tėvai grįžta. Taip, nes tėvai bus pasilgę. Ne tai, kad pasilgę, jie bus tiesiog gerai pasidulkinę, gerai prigėrę, gerai kažką tai nuveikę, tokie pasidarė, grįžę į tą pirminį, kai jie tik susitiko.
tą stadiją reikia visą laiką išlaikyti, reikia. Vaikai jie užaugs, jie bus. Aš visą laiką joms sakau abiem, žinokit, mergaitės. Daugiausia, ką aš jums daviau, tai yra gyvybė. Tai sakė, tą pačius. Ir tas mano atsipūtimas akivaizdu duoda rezultatą. Jos yra savarankiškos, jos yra sąmoningos, jos domisi visokiais įdomiais dalykais. Kas man, pavyzdžiui, labai padeda, tada aš sakau, žiūrėk, aš nežinau, kas ten tau su to bičiu, bet žiūrėk, tu gali eiti ten Theta Healingą, tą bazinį kursą, ten tu turėsi galimybės pati prasikasti, kas ten tau yra. Tai dabar, jinai šiandien grįžta, jinai baigė mano pasivyti žinias, ta prasme, jinai dabar 15 dienų buvo seminarė tokiam intensyviam, kur prasikasė ten, nežinau, po 40 sesijų į tą visą laiką. Tikrai dirba su savim, yra labai sąmoninga ir šita panelė lygiai taip pat irgi tas pats. Čia auga, nežinau, kas čia. Wow. Mums reiks Freją paskui parodyti. Žodžiu, Freja užsiemusi braškinių kokteilių su auksiniam braškiam. Bet žinai, aš taip susitikom ir žinai, dabar vis bandau, mūsų tinklalaidė yra prie kavos po pamokos, žinai. Ir aš vis bandau tave į švietimą pritemti, žinai, ir galvoju, kad šiaip visas gyvenimas švietimas, ar ne? Toks, ta prasme, edukacija, darbas su savimi. Jeigu mes kalbam apie mokyklą, tai galim kalbėti apie koledžius, kur rūkiam, ten visus tos dalykus, žinai, bet tai švietimas tai yra, kas. Bet būtent, kai mes galvojam, kad tik tai tos žinios ir tai atsiskaitimai, ką aš turiu išmokti ir atsiskaitimai, jeigu tai yra, užsidarom ties to, kad tai yra švietimas, tai tada ir prasideda visos nesąmonės. Dabar viskas labai plečiasi ir daug atsiranda ir mokyklų, ir filosofijų, nes ir emocinis intelektas turi būti privalomai, turi būti ugdomas. Privalomai turi vaikas jau mokykloje, faktiškai nuo 1 klasės, jisai jau turi pajausti savo misiją šitoj žemėje. Čia labai taip skambiai skamba, bet į ką jisai orientuotas. Kad ir tėvai turi suprasti, į ką jisai talentingas, į ką jisai turi potraukį. Per mažiausius tokius Pragražinsiu biškį žemę, gerai? Nu, šiaip Lietuvoje ten turim žemę, aš žemėje stabiliau stoviu negu bet kuris gyvenime. Okay. Žodžiu, žinai, šiaip Lietuvoje mokosi iki 10%, mažiau nei 10% privačiose įstaigose. Tai virš 90% mokinių eina normalią standartinę mokyklą. Žinai. Tos mokyklos yra nebūtinai Vilniuje, jos yra visoje Lietuvoje. Čia pabrėšiu žodį normalią. Normalią valstybinę mokyklą. Standartinę. Normali. Čia yra normali ir yra nenormali. Jis yra, ta prasme, yra privati, kur ten gal yra daugiau... Aš tai suprantu. Kur daugiau filosofijos, ar ne, ta prasme, kaip tu sakai, daugiau, žinai, atsiranda kažkoks... Emocinio intelekto. Emocinis intelektas yra, žinai, ir mokykloje įtrauktas, valstybinės mokyklos programos. Nieko panašaus galėčiau ginčytis tikrai. Ten bandymai yra. Bet tarkim, techniškai taip yra užvadinta ir yra tos pamokos, ar ne? Tai dabar įsivaizduok, 90% vaikų Lietuvoje mokosi virš 300 000, ar ne, tai, žodžiu, tokia nemaža dalis, virš 200 PM, eina į normalią mokyklą, standartinę, valstybinę, nežinau, gražiai pavadinkim. Normaliai taip. Turi mokytoją, kuri yra, žinai, nebūtinai ten save labai myli, žinai, nebūtinai ten išgyvena tą vidinį džiaugsmą, kokį ten turi, ar ne. Tai ką daryti tai visai visuomeniai? Žinai, ne visi turi ir tokį supratimą kaip tu, kaip mamos, žinai, kur ateitų ir sakytų. Absoliučiai. Aš nesu nusiteikus prieš bet kokias mokyklas, mano upė pakeitė labai daug mokyklų. Kodėl? Todėl, kad buvo, jeigu taip gilintis, buvo labai konkrečių priežasčių dėl ko. Taip. Ir finansinių, ir visokiausių norų pabandyti tą bendrąją mokyklą, kuo daugiau vaikų, kad daugiau tam sraute pabūtų, ten paauglystėje jinai norėjo tokia trupučiuką. Tai va, labai daug priežasčių yra visokiausių. Bet iš esmės jai tai davė labai daug, nes jinai dabar Barcelonų studijuoja, jinai labai lengvai įsilieja į naujus kolektyvus. Jai tas pokytis buvo sudėtingas pradžiai, bet tai duoda vis tiek naudą. Bet kuriuo atveju, bet kokie susidūrimai su sunkumais vis tiek duoda naudą. Jeigu tėvai taip mąsto ir sugeba tuose sunkumuose išvelgti, jau vaiką išmokinti, kad jisai pradėtų analizuoti ir suprasti, kodėl taip yra, tai tada viskas yra labai nauda.
Okay. Tai žodžiu, jokios dramos, jeigu vaikas nori keisti mokyklą arba kažkas yra negerai, nu, žinai, būna tėvai dažniausiai atveda vaikus ir nelinkia yra keisti, nors mato, kad kažkokiu ten yra, žinai, keblumų. Tai dažniausiai laikosi vietos, kad reikia, žinai, baigti, ten baigsim 8, tada įsim kitą, šiaip, žodžiu, jokios dramos nėra, galima keisti. O jeigu dar iš aukščiau, apie tą realybę, kuri iš tikrųjų egzistuoja, o ne ta, kur galvojam, kad mes čia taip vaikštom ant žemės. Tai mes jau ateidami šitą pasaulį, mes pasirinkam realiai, mes pasirinkam, į kokią šeimą mes ateisim ir paskui, mano tėvas, mano ten mama, tu pasirinkai, jau yra pasirinkimas įvykdytas. Realiai tu pasirinkai, kurio momentu ateiti, su kuo susidurti ir tu jau žinai, kokias tu pamokas mokinies. Visų pamokos yra į vieną suvestos. Tiesiog išmokti tą besąlyginę meilę jausti per situacijas, per viską. Kiek esam ko patyrę ir ką mes dar turim išmokti atėję, tai yra prisimti atsakomybę už viską, ką mes darom, už viską, ką mes mastom, nes tokiu būdu mes ir kuriam tą realybę. Ir kai tą supranti, tu supranti, kad tu gali susikurti visišką nesąmonę arba visiškai fainus dalykus. Ir atsibundi valaizdantys, ką šiandien padarius. Minti tokią nesąmonę, žinai, dabar parašysiu aš. Kai dėsi, žinai, tai ir paskui galvoju, palauk, o paskui tą visą kapstyti, tada pavargau. Tiesiog kažką tai tokio labai gražaus. Nes nėra laiko. Okay. Bet čia yra realybė, ta prasme, čia yra ne pezalai, ne kažkokie tai pasiskaitimai. Bet tu mokiniesi iš to? Aš taip gyvenu, aš seku įvykius, žiūriu, kas iš to gavosi, kas iš to išėjo. Ta prasme, čia yra visa laboratorija. Bet mokaisi to viso? Žinoma, aišku, kad taip. Susimaunu. Turi žmonės, kurie veda? Taip, žinoma, taip. Okay. Man tas labai svarbu turėti vedimą. Labai svarbu turėti vedimą. Ir vienas gali nusigaruoti, gali labai daug knygų skaityti. Ir taip nusigaruoti lankas. O Jėzau. Man šiaip labai fainai, kad tu randi laiko ir pasimokyti. Nu, aš dabar žinau, tai ten, žinai, pas tave dienos. Aš negaliu nesimokyti, negaliu nesimokyti, nes man tiesiog patinka mokytis. Teta healingas tai yra mokymasis, pažinimas savęs ir aplinkos, ir tos realybės, kur vadinam jau čia plūduriavimų virš debesų. Ir man patinka mokytis. Ir dabar italų kalba man patinka mokintis, nes tai labai plečia mano pajautimą pasaulio, tiesiog pasaulio, nes man patinka keliauti. Ir man patinka keliauti ne taip, kaip... Kiek tu pamokų vakar turėjai italų? Aš vieną pamoką turėjau. Nu, nes aš kažkaip... Tai buvo pirmas susitikimas. Nes aš atsimenu, kolegų klausiau, sakė, Ineta mokosi, Altai mokosi, Ineta... Taip, mes planuojam, kad tai bus... Sakė, po kelias iš karto. Nieko savo, čia sakė, po 3 pamokas iš karto sudėsim. Jo, gali būti 3. Po 3 valandas? Jo. Gerai. Man nėra problemų, aš imli informacijai. Gerai. Jo. Net, žodžiu, toks, žinai, mūsų tas pokalbis toks, toks iš visokių kampų, žinai, truputį padrikas greičiausiai, man, žinai, atrodo, bet... Nes kai stovi ant žemės, supranti, reikia sakyti, kad, žinai, mokytojai durni, žinai, ką reikia daryti, kad, tėvai būtų laimingi. Tada būtų labai realybė tokia. Man žinai, toks būna, kartais ateini su žmonėms, žinai, kartais nueini labai tokį politinį, žinai, kažkokį pamąstymą, su kitais į filosofinį, žinai, kažkokį, Bet čia nėra filosofija, čia yra, ta prasme, realūs dalykai. Žinai, su tavim jaučiu, kad, toks, labai aiški filosofija tavo gyvenimo pačios, žinai, kaip tu matai dalykus, žinai, ir tas toks, ten gali, sakau, pasakoti. Šiaip tai aš pavadinčiau netgi logiką. Tai nėra filosofija. Tai yra vertybinė skalė, pagal kurią tu remdamėsi eini ir darai visokiausius dalykus. Supranti dalykus. Pasitarkim, žinai, būna dažnai. Labai juokinga. Žinai, toks... Mūsų jau čia visus mokino, žinai, kad ilgų podcastų arba tinklalaidžių, žinai, žmonės tingi žiūrėti visą, žinai, labai retas, kuris žinai. Įsitikinimas. Galim sulaukti. Bet žinai, būna tai tokie trumpesni gabaliukai, kur žmonės mėgsta pažiūrėti, žinai. Tai jeigu taip karpyti gabaliukais arba tokias loginius skirčius sudėti, matai, aš mokykloje dirbau 12 metų, tai pas mane, žinai, yra... Tai aš žinau, nes mano tėvai abudu pedagogai, tai aš labai gerai atpažįstu pedagogus. Tai toks mokytojiškas pradas, žinai, kad visiems būtų aišku, kas čia, žinai. Tai tėvams yra gerbti vaikus, žinai. Tai dabar turim
Dar apsitarkim, mamos, tėčiai ir mokytojai. Pavyzdžiui, tėčiam patarimas. Nu, tai žinai, čia tokia laiminga santuoka, vaikai, žinai, žmona, nu, žodžiu, viskas apie ką kalbėjom. Patarimas vyrams, ką jiem daryti, kad, žodžiu, visa visuma tokia sveika būtų. Nieko kitaip. Ką sakiau, čia nėra mama, tėtis, nesvarbu. Žodžiu, gerbiam, jaučiam, meilės faktorius, viskas tas pats. Tiesiog iš to viskas ir gimsta. Ką įdedi, tą ir pagimdai, nu, ta prasme. Nu, kitaip nėra, netgi fiziškai, ką įdedi, tas ir išlenda. Nu, čia taip techniškai labai. Ir techniškai, taip. Vat jeigu norim labai logikos. Labai ant žemės. Tai taip ir yra. Pasakai, girdi tu. Yra vienas. Ir klausyk prieitė, yra kitas. Ir nuo tų mažų va, tokių dalykėlių, kaip tas vaikas tave atsisuks, kaip jisai pasijaus, kaip jisai eisi su tavimi kontaktą. Ta ir įdedam, tą ir turim. Dieve, ta paauglystė tokia, žinai, kai buvo ten, eik tu savo. O ką padarai? Ką tu padarai? Tu suformavai tą savo aplinkoje, tu turi arba turėjai paauglį maištaujantį. Tai vyksta tavo asmeniniai erdvėjai. Jis su juo iš vis tai nesusiję. Jo reikalai yra jau jo reikalai. Bet tavo aplinkoje, jeigu yra kažkokių tai tokių dalykų, jau viskas, ta prasme, į save. Ką tu darai. Nes veiksmas atoveiksmis. Aš dabar esu tėvas. Ir dabar tu turi manęs klausyti vien dėl to, kad aš esu tėvas, kai tu net nežinai, kas tas yra būti tėvu, nes mes realiai nežinom, ką reiškia būti mama ar tėvu. Mes nežinom. Mes tik tai bandom kažką kopijuoti. Tuos pačius, kurie nežinojo. Ta prasme, tu nežinai. Tu tiesiog bandai būti geriausia savo tėvo forma, geriausia savo mamos forma. Bandai savo kažkaip tai mamizmą atrasti. Ir aš kiekvieną kartą ir sakau, aš ten, nežinau, pabandė narkotikų. Aš sakau, aš žinau, kad aš tikrai sakau, realiai dabar sėdžiu ir galvoju, aš nežinau, ką daryti. Aš pirmą kartą turiu paauglę dukrą, aš tau nežinau, ką pasakyti. Sakau, ką tu pasakytum? Nežinau, žinai. Bet sakau, tikrai, bet aš net nestresuoju. Supranti, ant tiek yra... Nieko nuo to nesikeičia, kad aš dabar tave barsiu arba nebarsiu. Aš sakau, aš net nežinau, žinai, aš tiesiog įsigandus esu, bet nežinau. Sakau, daugiausia, ką galiu padaryti, tai, logiškai galvojant, nuvežti tave į priklausomybių centrą ir tai, jeigu tu to norėsi, ne? Ir tikrai labai gaila, kad tu negalėsi baigti studijų, nes greičiausiai, jeigu dabar tau yra 14 ir tu varysi tos narkotikus taip diena iš dienos ir jeigu ant kokio ten, nežinau, krokodilo užšoksi, kur iš karto mirtis, geriausiu atveju tu daisi iki jau 12 pabaigsi kažkaip, tai gal ir ne, bet jeigu baigsi ir greičiausiai nebebus nei sveikatos, nei tą per tiek metų įstoti kažkur. Ir man tai studijavimo laikai buvo fantastika, ta prasme, aš tiek norėčiau, kad tu tą patirtum, bet jeigu tu renkiesi to nepatirti, tai aš esu tavo mama, aš tave myliu, ta prasme, aš tave vis tiek mylėsiu, bet ašgi tu išeisi kažkur su draugais, ašgi negaliu tenais būti, aš negaliu nei kontroliuoti tavęs, nei šaukti ant tavęs, nei, ta prasme, nieko. Ir man tai yra taip, žinai, sakau, vienintelį dalyką, galim susitarti, kad mano telefono numerį duok savo draugiam, kad jeigu kartais tu kratysies ir tau bus putos, kad jinai galėtų paskambinti man, arba jeigu draugiai kažkas įtikt, kad tu galėtum paskambinti visoje planetoje vieninteliam suaugusiam žmogui, iš kurio tu tuo metu nesulauksi jokio barimo ar ten kažkokių dalykų, tu tiesiog sulauks labai realios pagalbos, tiesiog greitosios, kažko, žinai, kažkokios tokios. Ir tada aš rami, kad aš bent jau žinau tiek. Dėl gerimo, tai sakau, ir tiesiog mažutė geri tą, skiesk su vandeniu, supranti. Daryk kažkokius dalykus, nes aš žinau, kad vis tiek tą darys. Tai apsimesti mama, aš nežinau kaip, bet būti ir grįžti tą paauglę arba tą moterim, kuri realiai nežino, ką daryti tokioje situacijoje, man jo mažiausiai ima piktis ant to vaiko.
Nu, bet žodžiu, sakyti negerk ir nevartok ir nedaryk, čia ne šitas, ar ne šitaip? Nu, ne, čia yra atvirkštiniai, reikia pasakyti, kad aš tavim pasitikiu. Nes kai tas vaikas bandys kažką laužyti, pasitikėjimą ir tada bus esminis momentas. Taigi jinai dienai iš dienos man klykė tą motiną. Aš tada nepasitikiu, tu pridarysi nesąmonę. Ir tada, kai jisai galvoja, imti tą ar ne, taigi jinai ir taip nepasitikė. Ta prasme, ką aš sulaužysiu? Aš ir taip esu kažkoks tai narkomanas, jos akise, kur nesu dar net bandęs. Opa. Nu, tai čia iš tos serijos, ar ne? Ką įdėsi, paskui tu ir turėsi. Nu, tai taip. Logiška, ne? Logiška, ne? Ką pasodins, tas užaugs. Geras, ne? Žiūrėk, dar vienas toks klausimas, pavyzdžiui. Nu, tai tu ten turi tos tokios meilės, ar ten, nežinau, logika kažkokia savo gyvenime. Ir sutinki žmonės, kurie netokią logiką turi, žinai. Tik mylėti, nieko nereikia ten daugiau daryti. O jeigu kalbame apie mokytojus, pavyzdžiui, duodi savo vaiką, vaikas yra ten, o mokytojas neturi tos logikos, ką daryti? Labai su upė, pavyzdžiui, būdavo tokių situacijų. Tai pasikalbėdavom. Su kuo? Su upė. Kaip jinai jaučiasi, ne? Nes man nereikia kištis į tai. Nebent būtų kažkas labai ten tokio, nežinau, pavojingo, kažkas mokytojai pavojus grėstų, kad tai sudaužytų. Ar atvirkščiai, ta prasme, vienintelis dalykas, kad aš galiu įsikišti. Bet jeigu ten yra santykių, ta dinamika tokia, tai vėlgi aš mokinu savo vaikus, net ir Frėjai, realiai nuo 3 metų, aš su jie apie tai kalbu, kad vis laik yra veiksmas atoveiksmis, smėlio dėžiai, veiksmas atoveiksmis, ką tu netgi pagalvoji apie tą žmogų, kokias baimės tavį iškelia ir kodėl tarnauja tau to mokytojo tas užsisėdimas, ne, kaip liaudiškai tariant, kodėl tau yra naudinga. Nes kai tu iškapstai visas naudas, ką tu per tai gauni, kad pavyzdžiui, nu va, dabar žiūrėk, mes sėdėm su mama ir šnekam apie tai, žinai, aš gaunu iš mamos užuojautą, dėl to, kad aš dabar jau pusvalandį gavau dėmesį mamos, kad mes dabar galim apie tai pasikalbėti. O tai sakau, gal mes galim pasikalbėti ir kažką paveikti, be poreikio sukelti su mokytojo kažkokius konfliktus. Gal gali ten būti ramuma. Ir kas įdomiausia, kad tie dalykai taip ir keičiasi. Ras ir viskas, ir dėdė yra dėko. Ta prasme, taip keičiasi. Žodžiu, neįdį kartu alpti, ar ne? Nu, žodžiu, nėra tos dramos tokios, kad einam iš karto aiškintis, kur čia, kas čia. Ateini pas mokytoją, šalia vaiko sėdi. Vaikas yra teisus, netgi jeigu jis yra neteisus. Vaikas turi jausti, kad tėvai yra jo pusėje. Jeigu net ir, ta prasme, paauglystėje, jeigu tokia situacija atitinka, užtenka vieno vizito pas mokytoją, kai tėvai pradeda atsisukti į mokytojo pusę ir pradeda ant jo kažką tai, jis yra tiesiog visiškai nesaugioj zonai. Tarsi, į vienus žmonės, kurių realiai paauglystė ten gali nekęsti, bet iš esmės giluminė, jeigu žiūrint į jo tą tyrą vaiką viduj, jisai turi tik tai vienintelį prieglobstį, tai yra jo tėvai. Ir jeigu vyksta paauglystė atsisukimas, ar apskritai nesvarbu, bet kada, į prieš vaiką, jisai ners į visai kitą kampą, jisai niekada nebepasitikės, jis niekada nebeturės ryšio. Tai yra labai baisu, ta prasme, tai yra labai baisu. Namie rėkti ant vaikų, tai yra labai baisu. Tas vaikas neturi kur tarp tų 4 sienų, ta prasme, bėgti, jisai neturi ką atsiremti. Va dabar buvom susitikę su, tarkim, su viena jauna šeima, kur sako, Dieve, visą naktį, sako, dantukai turbūt auga, buvo temperatūra, žinai, mes tiek pergyvenom. Aš sakau, būkit geručiai, nepergyvenkit. Tas vaikas verkia, įsivaizduokit, jis ką tik traputis atėjęs, jis gali atsiremti vien jausdamas energetiškai, ta prasme, tik tai į ramią mamą, ane, ar į ramų tėtį, ir 3. 2 suaugę ir 1. Ta prasme, nei tau temperatūra, nei tau dantis. O tai ką daryti? Paėmi į rankas ir viskas praeis. Ir ta ramybė tą vaiką tiesiog nuramina. Jis gydo, yra įrodyta, tai yra gydantis dalykai. Ta prasme, negalvoti egoistiškai apie save. O Dieve, mano vaikas serga, kas dabar bus, kas man bus, kokia aš nelaiminga, kad mano vaikas. Čia yra taip egoistiška, čia reikia duoti visą saugumą tam vaikui. Ir nesvarbu, ar kūdikis, ar ne kūdikis, ar paauglys.
išėjus iš kabineto galima pasakyti, nu žinok, Jo, labai nebuvo čia. nefaina situacija, žinai. Labai nemalonu. Ką darom? Supranti, ką darom? Per juoką daug kas gali išsispręsti, daug kas išlengvėti. Tie vaikai atsipalaiduoti, jie įsitempia, jie bijo, jie pridaro nesąmonį. Reikia mokėti ir atleisti, nu ta prasme. Kaip išmokti taip mylėti aplinką? Aš myliu ją, man viskas gerai. Aš šiaip klausiu, Ne, kaip čia, žinai, išmokti? koks kampas čia yra? Kaip kampas? Kaip čia sugalvoti? Nu, tai, žinai, kaip įtikinsi? Žinai, pasisodintum kokią Gerai, kas atsitiks baisiausiai, jeigu taip tu pradėsi staiga visus mylėti? Nu, ne, nu, žinai, žmonės būtyje užsisodina. Ne, kas atsitiks baisiausia? Aš nežinau, čia reiktų dar ką nors Staiga pasisodinti. va, pradedi visus taip mylėti, nes tos baimės mums ir neleidžia tą daryti. Tarkim, negavom iš mamos va to kontakto, ne? Aš negaliu pradėti mylėti visus dabar taip besąlygiškai, negaliu, nes aš dar esu, ne kaip sakyti, deficite. Ir kas bus, jeigu aš staiga taip atversiu širdį ir pradėsiu nuoširdžiai visus mylėti, aš labai daug verksiu. Dėl to, kad tas skausmas, kurį nešiojuosi lyga, man jisai galų gale pasileis ir aš būsiu laisva ir laiminga, žinai. Bet ant kiek svarbu yra tą nešioti, tą visą, tą skausmą, tą tokį, nes jisai vienintelį, nu, klaida realiai, tai yra toksai klaidinga pasąmonės įsitikinimas, kad tas skausmas vienintelis dalykas, kas laiko ryšį su mama. Tai yra klaida. Tas paleidimas yra labai skausmingas. Tai atrodo nelogiškai mes nesuprantam, kad, nu, logiškai suprantam, bet mes nelogikoje gyvenam. Ir va, tas, sakykime, šiuo atveju man teta healingas, tai jisai atveria va tos dalykus, kas mano sąmonę praplečia. Aš labiau pradedu save suprasti, nes aš noriu labai kurti fainus dalykus, kol aš esu čia laikinai. Aš nenoriu užsiminėti kankinimais ir dar kažko. Dėl to man labai lengva yra, labai nenoriu šitą temą dirbti, nu gerai, bet jau kyla emocija. 40 minučių. Dieve, koks maišas iškrito, mama, aš tave myliu, ta prasme, nu, visiškai, bet tie dalykai, tie paleidimai, jie duoda mums tiesiog laisvę, ta prasme, nu. Nu gerai, Ineta. Deitikau, ne? Tokį, žinai, apibendrinom viską. Va dabar atsikelia žmogus iš ryto ir 3 dalykai. Ką reikia daryti? Nu, aš ten turiu kalną apstų, žinai, pavyzdžių, kur, nu, kažkaip sunku gyventi, žinai. Man gyventi fainai. Tikrai. Man kažkaip gera, žinai, man patinka. Taip. Man kažkaip, nu, miela, aš galiu irgi apsikabinti, myluoti, žinai, žvelgti grožį kažkokį, bet turiu labai artimoje aplinkoje, visokios aplinkos, tolimoje, artimoje, kaip tik noriu. Žinai, kur kažkaip, nu, vat sunku ir nežinau, žinai, iš pradžių kažkaip labai norėjau visus gelbėti, dabar kažkaip gelbėti nebežinau, ar noriu. Nereikia. Žinai, bet vat paėmus atskirus, žinai, nors žmonės, žodžiu, baigsim šitą natą, tai tokius aiškius patarimus prašyčiau. 3 patarimai. Nežinau, nu ką nors sugalvok. Pavyzdžiui, moteris mėgsta patarimus, žinai. Ką daryti, žinai, šitą atsikeli, ten eit basai per pievą, nežinau, eit ravėti. Nu, kad ir tai. Nu gerai, čia aš nepasakinėjau, čia nenusirašinėk savo sugalvoti. Gerai. Pirmas dalykas. Pamerk savo akį, kai žiūri veidrodį. Nu ten, žodžiu, pasižiūrėti save ir galvoti, kad tiesiog pamerk akį. Atrodo labai paprasta, bet labai veiksminga. Aha, pirmas, merkiam akį savo. Nu taip, pradėkim nuo to. Pradėkim nuo to. Gatvėje, pavyzdžiui, nepažįstamam eiti ir 3 žmonėm nusišypsoti. Aha. Labai pasikrauna viskas, labai fainai yra toksai geras jausmas. Gerai, čia antras, nu žodžiu, šypsomės, ar ne? Jo. Kokia struktūriška mokytoja. Būtinai 3 turi būti, žinai, punktai. Nu tai žinai, kad ne. Jėzus Marija. Ir padaryti bent jau vieną dalyką, ką tu iš tikrųjų nori padaryti dėl savęs. Per dieną? Visi nori valgyti ten mėsą, o tu nori makaronų ir tu pasidarai savo makaronų. Neišduot savęs. Jo. Per dieną, idealiausiu atveju, neišduot savęs. Kitą dieną daryti tą patį, neišduot savęs. Trečią dieną, visą gyvenimą, idealiausiu atveju yra neišduot savęs. Ne, bet žinai, dabar čia žmonės, visai gerai, žinai, toksai. Ne, bet čia dėl paprastų dalykų, dėl maisto, dėl, nežinau, rūbų, norėjau apsirengti tą, apsirengiau tą. Norėjau padaryti tą, padariau. Iš tų mažų išdavyščių mes susidedam tokį maišą, kur paskui per mūsų aplinkybės atsitinka visokie dalykai, kas mums išduoda. Ypač tai atsitinka artimiausiai aplinkoje.
Ir viskas. Ir tada sakai, kodėl, ašgi viską dariau, viską dėjau. Kiek kartų išdavinėjai save? Visokiom formom, ta prasme, absoliučiai visokiausiom. Ir kodėl jis atsitinka, dėl to, kad artimiausia aplinka parodo, kaip savęs negerbi, kaip savęs nemyli, kaip sugebi, va taip, pritraukti tos dalykus. Žodžiu, šiandien einam pro veidrodžius ir šypsome. Ne, merkiam akį savo. No. Tai čia irgi šalia turime. Čia nereikia šypsoti, čia gali atsikelti visiškai raganą ir... Tai žodžiu, merkiam akį savo, tada einam šypsomės praeivėm. Ir tada, jeigu nesinori mėsos, tai valgom šiandien makaronus. Ja? Gerai, ačiū, net labai. Labai.